laiko mašina ir žymusis kablys. Čia man pafilmuoti pasiūlė stebėtojas vardu Lika. Ir iš tikrųjų šis pastatas atsirado 58 metais kaip Vilniaus geležinkelininkų kultūros rūmai. Paskui čia daug metų veikė Lenkų teatras, o 94 metais vietoj čia kabėjusio Tarybų Sąjungos herbo buvo pakabintas štai šis Mindaugo Navako ši skulptūra ir dėl jos, kadangi labai panaši į kablį, taip, šis pastatas buvo pradėtas vadinti kabliu. Čia ilgai veiklą vykdė įvairiausi alternatyvios muzikos kūrėjai. 2011 metais Vilius Alesius čia įsteigė kažkokį jaunimo alternatyvios veiklos centrą. Taigi mes esame prie žymiojo kablio, kuris, nežinau, kaip kam, galite parašyti, kaip jūs vertinate tokį architektūrinį darinį. Stebėkite kanalą ir tikiuosi pagavote kablį. Tad važiuojam toliau.